Įgula, palėjų, įrikiuot. Įgula, lygiuot. Ramiai. Įgula, skanduot. Mes mylim pavenčius. Ką mylim? Pavenčius, pavenčius, pavenčius. Įgula, lainerio pavenčiai. Seni, paruoš. Dėmesio, į denį žengiami keleiviai, priešmokyklinukai ir pirmokėliai. Juos į pirmąją kelionę lydi vyresnieji. Pasitikime juos plojimų.
svečiai ir keleiviai. Sveiki tie, kurie šią kelionę leidžiatės pirmąjį kartą. Sveiki ir jau patyrę keliautojai. O dabar, kaip ir pridera, į denį kviečiame laivo kapitonę Janiną Banienę. Valio, valio. Ar gyvi esat? Ar pasiruošę plaukti? Kažkaip stipriau reikėtų. Dar stipriau. Paskutinį kartą begalinai stipriai. Sveikinu visus šiandien susirinkusius čia į lainerį Pavenčiai, Paplojam mokyklai. Pernai mes plaukėm per jūras marias, per žinių šalis ir 475 mokiniai, nei vienas nenuskendo žinių jūroje. Džiaugiamės jais visais. Šiemet tokį patį skaičių keleivių, bet dar įskaičiuojam. Į kajutes priimam visus tėvelius, visas močiutes, mamytes, svečius, draugus, nes kaip žinia, paskelbti bendruomenių metai, todėl mums lainerį prezidentė rugpjūčio mėnesį užsakė 3000. Ar sutinkate? Ypatingai džiaugiuosi tais, kurie sėdi pirmose eilėse, keliau kepurė, kad jūs čia priimti. Bet yra, kas neišplauks niekada. Tai mūsų blogos emocijos, blogi darbai. Man labai gaila, kad pakrantėje paliko vienas žmogus, kuris kartu su mumis plaukiojo jau ne vieną dešimtmetį. Todėl aš, kapitonė, žengiu į priekį, nukeliu kepurę, prašau visus atsistoti ir pagerbti mūsų stasį. Tylos minutė. Tebūnie lengvoje Bazilionų žemė. Ačiū. Gyvenimas turi pradžią. Tiems, kurie šiandien dar pirmose eilėse, gyvenimas turės ir pabaigą. Kažkada aš jums visiems nuoširdžiai linkiu pasikrauti daug žinių. Prezidentė, mokyklos mokytojai, triumuose prikrovė daug knygų, planšetinių kompiuterių, visko ten. Prikrovė gaublių, žemėlapių, padalomosios medžiagos, kad tik jūs nenuskęstumėt. Aš to tikiu. Pirmasis mūsų bendruomenės mėnesio pavadinimas, kapitonas jį praneša, pasitikėjimas. Prašau visus čia esančius tėvelius, mokytojus, ypatingai pasitikėti mažaisiais ir visais tais, kurie mokosi, kad galėtume įgyti žinių. Pasitikėjimas tarsi kodas, kuris mums atvers kelius į ateitį. Džiaugiuosi dešimtokais, kurių čia nėra didelis skaičius, bet jų labai prašau, kad jie šiais metais būtų tikri mokyklos šeimininkai ir rodytų pavyzdį visiems. Labai džiaugiuosi, kad jūs pasipuošę, tvarkingi, to tikiuosi iš kiekvieno jūsų. Ir pilna gėlių. Tarsi širdis rodo, kaip jūs gerai jaučiatės. Parodykite, kokių gėlių turit. Ir paplokim mokytojams, kurie taip pat yra kviečiami čia į pirmą. O dabar sakau, ten
kažkur sėdi mokyklos draugai. Vat seniūnas, aš iš jo turiu paprašyti, kad jis pavenčiuose takus nutiestų. Klebonas, kad mus kažkur pakviestų. Čia yra daug žymių žmonių. Bet mano kalbos aš mėgstu kalbėti. Geriau tegu darbai širdies liejasi, kad jūs visi gerai ir laimingai pabaigtumėt mokslo metus. Tad sėkmės, visokeriopos, visur, kur tik tai galite. Mes jums padėsim. Ir prašom ateiti čia prezidentė. Dar rugpjūčio mėnesis prezidentė sako, direktorė, samdomės laivą. Jums kajutė pati geriausia. Ačiū, bet mūsų draugai ir jums, kad jie visi turėtų langus, matytų jūrą. Dėl to šiandien rytą aš paprašiau, kad lietus nustotų. Ir taip pasidarė. Paprašėm Dievo, kad perkūnas nebepildėtų. Ir taip pasidarė. Palinkėkim visiems sėkmės. Ir visi apsikabinam. Šalia mūsų kitas kodas yra nuolatinė draugystė. Draugystė ir bendruomeniškumas. Ar ne taip? Tai gero laukimo. Ar jūs gyvi, parodykit? Panečiai. Šiandien mūsų kelionę palydi patys artimiausi žmonės ir bičiuliai. Kviečiame į Denį, Kuršėnų miesto seniūną Vytautą Gedmuntą.
kad esu pakviestas į Pavenčių laivą. Na, pirmiausia, norėčiau palinkėti visiems mūsų mokytojams kantrybės, to bendruomeniškumo ir gerų idėjų įgyvendinimo, kas ir iki šiol pastoviai yra stebima mokykloje, Pavenčių mokykloje. Noriu tiems pirmiesiems žengusiems į laivą keleiviams palinkėti to žinių troškimo, kad jis būtų begalinis. Ir nebijoti. Jūra audringa, bus visokių netikėtumų, kaip ir kiekvienoje kelionėje, tad tėvelių paprašysime, kad ir padėtų juos nuraminti ir drąsiai plauktų Pavenčių laivu numatytų kursų. Norėčiau prisidėti prie gražių šventinio sveikinimo kartu su rajono meru Antanu Gazaru, su Judita Šerkitinė, švietimo skyriaus vedėja, ir palinkėti visiems palankaus vėjo, na ir kaip jūreiviai sako, 7 pėdų mokylių. Gerų jums mokslo metų. Yra tokia tradicija – palaiminti išvykstančius į tolimą kelionę. Mūsų laukia ypatinga kelionė per mokslo vandenyną. Na, o kad ši kelionė taptų ir būtų sėkminga, prašome mus palaiminti Kuršėnų parapijos kleboną Saulių Paliūną. Kviečiame dedį. Gerbėjus Kristui. Ar jūs mane matot? Ar jūs mane girdit? Nejaučiu. Kapitonas yra čia! Mano brangieji, iš tiesų džiaugiuosi, kad esame kartu šią dieną, labai brangią dieną, kai mes švenčiame naujųjų mokslo metų šventę. Sveikinu mokyklos direktorę, pavaduotojus, mokytojus, mokinius visus, ypatingai mažuosius, kurie atvyko šiandien pirmą sykį perėjo tą mokyklos slenkstį, ir 10-tokus, kuriems jau skambės skambutis. Paskutinis, mokslo metų pabaigoje. Ir visus esančius čia, tėvelius, senelius, močiutes, mamytes, svečius, šią šventą brangią tokią dieną ir valandą. Tarp kitko dar popiežius yra šiandien paskelbęs kūrinijos šventę, išleidęs encikliką Laudato Si, ir šiandien taip pat mes švenčiame kūrinijos dieną. Dabar iš tiesų, ką jums linkėti per jums brangią šventę šiandien? Žinoma, geros kelionės, mokslo metuose su laivu, nes apie laivą tik telpa 500. Daugiau negali būti tame laive. Tai čia, kaip priskaičiavo direktorė, senelius ir močiutės kviečia su savo, kad tik nebūtų virš 500. Tai va, jums linkiu tos žinių kelionės, teisinga linkme plaukti, o per atostogas jums siūlau pailsėjimui kelionę plaukti į Maltą. Maltiečiai mums šiandien meta iššūkį. Jie su mumis tapo Europos Sąjungos nariais. Bet jie mums duoda iššūkį ir pavyzdį. Jų gyventojų yra apie 500 milijono Maltoje. Ir jie 98% kiekvieną sekmadienį būna bažnyčioje. Ir iš jų 60% kiekvieną dieną lanko bažnyčią.
Maltoje tai yra tik 10 kalinių ir iš jų 8 užsieniečiai, tik tai 2 vietiniai sėdi. Mokyklos problemų neturi. Nei mokiniai, nei mokytojai. Nes sekmadieniais visi dėkoja dangiškajam mokytojui Jėzui ir visi gyvena ir mokosi puikiai. Tai jums linkiu plaukti į Maltą per atostogas, o mokslo metuose plaukti žinių linkime teisingai. Gyvuokite! Patarėja ir tarybos narė Judita Šakočienė. Kviečiame ją į denį. Jau nežinau kelintą kartą sutikti rugsėjo 1-ąją su šia mokykla, tai yra buvusi ir mano mokykla, sutikdavau kaip mokinė, sutikdavau kaip savo 2 vaikų mama šios mokyklos mokinių buvusių. Tad labai malonu pas jūs, bet pirmą kartą laive. Tad labai malonu būti pakviesta į šitą jūsų šaunų laivą ir perduoti kuo nuoširdžiausius linkėjimus visiems šio laivo keleiviam nuo kultūros mecenato Ramūno Karbauskio, kuris taip pat dar ir dovanojo šiem 2 keleiviais pavadintiem ir pačią naujausią knygelę, kurias leidžia, žinote, toks paramos prie labdaros fondas Švieskime vaikus, kurio įkūrėjas yra Ramūnas Karbauskis kartu su Andriumi Mamontovu. Tad jie dovanoja jiems pačią naujausią knygelę Varlės kalbėja pirmokam. Ten yra 5 pasakos lietuvių liaudės, atsiprašau, kūrėjo vieno, bet ne šiuolaikinio, senesnio. Rasite įdomių žodžių, kurių galbūt net nežinosite. Tad linkiu pirmokėliams kuo greičiau išmokti skaityti, kad galėtume savarankiškai skaityti knygeles ir keliauti į šią žinių šalį. Sėkmės jums didžiausias, o mokyklai, mokytojams ir tėveliams tuo pačiu Seimo narė linkėdama ištarmės ir ugdant jūs dovanoja dar knygą Išradimai pakeitė pasaulį. Ir linkiu jums taip pat atrasti, pasisemti žinių, kad daryti kažkokius galbūt atradimus, atrasti žinių pasaulį šioje knygoje ir įrašė net tokius žodžius. Pavyzdžių mokyklai, tai jūs didis noras siekti tobulėti, su nuoširdžiausiais linkėjimais, sveikinimais mokslo ir žinių dienos proga, Lietuvos Respublikos Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto narė Šeniškė Rima Maškienė. Tad sėkmės jums plaukiant į žinių šalį ir neskęskite. Arba vadovas, o knygeles pirmokų ir prieš mokyklinio ugdymo mokytojas pasiims iš jūreivių. Man labai patinka šitie žmonės, jie atvažiuoja į mokyklos bendrabutį, piešia, žaidžia, remia. Mūsų mokyklos mokiniai delfinavimą pamatė ir taip pat grybų fabrike buvo, žaidė bowlingą su jais ir daug kitų darbų. Ir jeigu jūs matote, kad bendrabučio langai pakeisti, tai jų dėka. Paplokim padėjėjams. Sveiki visi, gerbiami mokytojai, mėly mokiniai, su rugsėjo 1-ąją jūs. Mes esame atstovai, šiandien atvykau ne viena, yra dar keletas mano klubo narių. Esame Šiaulių auksinio rato Rotaract klubo nariai. Jau kuris laikas bendraujame su, kaip ir minėjau, Palenčių mokyklos bendrabučio vaikais. Kartu mes žaidžiam, piešiam, mokomės ir gyvenimo pamokas kartu, padedam vaikams įgyvendinti jų svajonės.
Praeitais metais pradėjome bendradarbiauti ir su pačia mokykla. Tad tikimės, kad mūsų tas bendravimas ir bendradarbiavimas tikrai užaugs, sustiprės ir bus naudingas ir jums visiems, mėly mokiniai. Turbūt nedaugelis yra ir girdėjęs, kas yra Šiaulių auksinio rato Rotaract klubas. Tai Rotaract klubas yra jaunimo klubas, vieniantis nuo 18 iki 30 metų jaunuosius lyderius. Klube yra labai skirtingų ir įvairių profesijų atstovų, mes esame labai skirtingi. Yra nuo bankininkų, verslininkų, teisininkų iki menininkų ir sportininkų. Mes esame labai skirtingi, bet mus vienyje pagrindinis dalykas, kad viską, kas esame šiandien, mes pasiekėm patys. Tik patys savo pastangų dėka esame lyderiai ir galime padėti kitiems. Įgula, lygiuot, ramiai. Ar laivas kelionį paruoštas? Tikrai, taip, kapitone. Ar visi žinote saugaus plaukiojimo taisyklės? Aš nežinau. Aš irgi nežinau. Na tada, už saugų plaukiojimą skiriu atsakingą mūsų mokyklos socialinę pedagogę Danutę. Kviečiu įsimenį. Sveiki visi kruizinio laivo keleiviai. Smagu, kad jūs į savo kelionę pasirinkote mūsų laivą. Aš labai džiaugiuosi. Bet kad kelionė būtų sėkminga, ko reikia? Reikia saugiai atvykti į laivą. Ar taip? Taip. O ko reikia, kad saugiai atvyktume? Mūsų įgula nežino, galbūt žinot. Reikia būti dėmesingais pirmiausia, taip? Skubėti, taip. Gerai įsitikinti, ar esate matomi. Čia truputėlį tėveliai turės padėti. Aprūpins jūs atšvaitais, kad vairuotojai matytų. Ruduo derlingas rūkais, ar ne taip? Tai aš jums ir linkiu būti matomais ir skubėti lėtai. Šiais metais mūsų laineryje plaukia net 470 keleivių, kurių laukia ilga kelionė. Kelionėje pažinsime save ir aplink supantį pasaulį. Turėsime galimybę išreikšti savo kūrybiškumą ir realizuoti idėjas. Ši kelionė bus pilna įspūdžių, nuotykių, netikėtumų. Tai patvirtinti gali nebe vienerius metus šią lainerį plaukis vyresnieji keliautojai. Tai ką jūs vyresnieji galite patarti šiems mažiesiams? Pirmąjį kartą plaukitės. Pirmiausia, plaukiant laivu reikia turėti bilietą. Pirmokai, ar jau esate įsigiję bilietus? Jūsų bilietai vadinasi pirmokų pasais. Šios svarbius dokumentus atiduosime jūsų mokytojams. Bet prieš tai, mėly pirmokėliai, keliaudami šio šauniuoju laivu Pavenčiai, turite prižadėti, kad laikysite štai tokių taisyklių. Vertinti kiekvieną akimirką praleistą kartu. Daug svajoti, mokytis, juoktis. Viską atlikti su meile. Saugoti vienas kitą. Sakyti ačiū ir atsiprašau. Niekada nepasiduoti. Suteikti antrą šansą. Tesėti savo pažadus. Visada gerbti, atleisti ir sakyti tiesą. Pasitikėti savimi ir kitais. Labai mylėti vienas kitą. Ir kas svarbiausia, išlikti šeima. Ar pažadat, kad jų laikysitės? Garsiau. O jūs plaukitės, niekur nepabėkit. Jūsų laukia užduotis išlankstyti savo klasės lūkesčių laivą. Štai jūsų priemonė.
Mūsų laivelis, aukime. Mūsų laivelis, nebijokime, drąsiai ženkime į priekį, viskas yra įveikiama. Boružėlių klasių laivelis draugiškumo. O pirmos A klasės laivelyje plauks džiaugsmas. Džiaukimės, kad auksim. Džiaugsimės, kad esam kartu ir be abejo džiuginsim. O aš dar... Aš turiu labai įdomią istoriją jums papasakoti, nes mano pirmokas man šį rytą ką tik pasakojo. Norit paklausyti? Vakar dar buvau mažiukas, užsispyręs kaip ožiukas. Sukarpiau mamos žurnalą ir lėkiau kieme į balą. O šį rytą tėtis džiaugias. Pažiūrėkit, koks užaugęs. Tik mamytė ima juokas. Čia tik vyras, net ir mokas. Trūksta žmonių? Penktokai, mūsų visi komandos nariai laive. O, trūksta. Ar visi nebus jos?
Jovita. Pasakykit, kaip jūs atsidūrėte vandenyje? Kaip atsidūrėme? Mes kaip ir dauguma šio lainerio keleivių labai daug keliavome. Keliavome su Erasmus laivais po Europos vandenynus, paplotime. O su kūrybiniu partnerysčių plaustu gyrėmės mūsų srauniajame, taip patyrėme neišdildomų įspūdžių. Su Žaliosios vėliavos komanda mes rūpinamės vandenų švarą, tvarkėme upių pakrantės, mes dalyvavome netgi olimpinės mylios plaukime. Tai mokytoja Jūratė, ar pasidalinam savo patirtim su penktokais? Būtinai. Tai ir priimsit penktokai mus į savo kruizinį lainerį? Penktokai, nupamojuokit, kur jūs, mes mūsų tai nematom? Tai mes bėgsim pas jūs. Puiku, tiek patirties ir energijos, tokios šaunios mokytojas, kaip ir visi kiti mokytojai plaukiantys kartu. Penktokai, pasitikite savo auklėtojas Jūratę Jovitą bei palydėkite jas į savo kajutes. Įgula, lygioj, ramiai. Kadangi jau visi lainerio svečiai ir keleiviai savo vietose, mes leidžiamės į didžiąją mokslo ir žinių pasaulį. Įgula, skandu